Sveiki kolegos. Šiandien norėčiau pratęsti praeitą pamoką pradėtą temą, kaip turint paprastos palaidinukės lekalus, nugarą ir priekį su krūtinės įsiuvu, kaip iš jos pasidaryti suknelę. Artėja vasara, suknelių niekada nebūna per daug. Todėl šiandien noriu Jums pasiūlyti iš štai tokios paprastos, atrodo, klasikinės palaidinės pasisiūti štai tokią gražią kelių juostų parauktą suknutę. Iš kokio nors muslino, iš plono lino, iš plonos medvilnės vasara būtų fantastiškas rūbas. Taigi, pradedam darbus. Pirmiausia, turint lekalus nugaros ir priekio, jums reikia nuspręsti, kurioje vietoje jūs norite daryti pirmos raukimo juostos va šitą kirpimo liniją. Maždaug jinai dažniausiai darosi, aišku, po krūtine, taip kaip jūs jau norit, kažkur tai ten ties paskutiniais šonkauliais. Atmatuojam, kiek jūs norite to ilgio, galite matuoti ant priekio, pasimatuojate, atidedate reikiamą aukštį ir tada būtinai nuo apačios atidedam vienodą atstumą ant priekio ir ant nugaros lekalų. Brėžiam liniją ant priekio, tiek pat atidedam ant nugaros, būtinai nuo apačios. Ir štai, mes tiek panaudosim nugaros detalės, tiek panaudosime priekio. Su pirma dalim išsisprendėm. Rankovės norim darom, norim nedarom. Krūtinės įsiuvas išlieka. Vadinasi, šitų detalių apačių mums jau nereikia. Štai tokios bus jums reikalingos detalės. Sutrumpintos nugaros ir priekio dalys, pirmos juostos raukinys, antros juostos raukinys ir trečios juostos raukinys. Pirmiausiai, jūs turite nuspręsti, kokio norite suknelės ilgio. Gaminio ilgis matuojamas nugaroje nuo štai šito taško, nuo 7 slankstelio. Vadinasi, nugaros ilgis šitos detalės, tada pirmos juostos, va šitas plotis, antros juostos plotis ir trečios juostos plotis. Galim užsirašyti. Suknelės ilgis lygu nugaros ilgis plus pirmos juostos plotis plus antros juostos plotis ir plus trečios juostos plotis. Atkreipkit dėmesį, visos šitos 3 juostos, jos yra nevienodo pločio. Viršutinė juosta dažniausiai daroma siauresnė, antra platesnė, trečia visada darosi plačiausia. Tai proporciškai gražiausiai žiūrėsi po to gaminys. Toliau jums reikia pasimatuoti nugaros detalės, va štai šitą plotį. Šitas plotis, nugaros plotis ir štai šitas plotis, priekio detalės plotis. Tuos pločius reikia sudėti. Nugaros plotį, pridedam priekio plotį ir gaunam, pavyzdžiui, 50 cm. Tarkim, čia 25, čia 25, iš viso 50. Bet nepamirškit, kad čia tai yra pusė nugaros ir čia yra pusė priekio. Vadinasi, dauginam iš 2, gaunam 100 cm. O dabar galime jau pasiskaičiuoti, kiek mums reikės šitos pirmosios juostos ilgio. Jeigu jūs naudosite viskozę ar ploną šifoną, galima daryti 2 raukimą. Tai tada būtų 2 metrai. Jeigu čia yra 100, tai tada būtų 2 metrai. O aš skaičiuoju taip, tarkim, pirmos juostos ilgis yra lygus. Ta 100
dauginu iš 1,7 ir gaunu 1,70 m. 1,70 m šitos detalės ilgis. Antros juostos ilgis yra lygus. Jau bus, ją reikės prisiuvinėti prieš tai šitos detalės. Vadinasi, imu 1,70 m, dauginu iš 1,7 ir gaunasi 2,90 maždaug. Ten suapvalinus. Jau aš ten labai neimsiu tų centimetrų, vadinasi šitos juostos ilgis yra 2,90. Prie antrosios juostos mes prisiuvinėsime trečią juostą. Tada trečios juostos ilgis yra lyg 2,90, dauginam iš 1,7 ir gaunasi apie 4,90. Daug, ne? Labai didelės detalės. Bet jūs nepamirškit, kad šitą detalę jūs galite daryti arba ant lenkimo, arba daryti dvi detalės. Pavyzdžiui, jeigu jūs iš jos padarysite dvi detalės, tai tos detalės bus po 85 cm ilgio. Lygiai taip pat ir šitą juostą galime padaryti kaip dvi detalės, vadinasi, jų ilgis bus, šitą dalinam iš dviejų, jų ilgis bus po 1,45 m. Aš dažniausiai, kai šitaip gaunasi 1,45 m, imu ir padarau apie 1,40 m, todėl kad audinio plotis yra 1,40 m. Vadinasi, bus tokios dvi detalės. O va su šituo vat grožiu gali būti truputį įdomiau. Tam, kad jūs kompaktiškai išdėliotumėt ant audinio, šitą juostą galima perkirpti į 4 dalis. Vadinasi, jinai bus sudurta ties priekio viduriu, ties šonais ir ties nugaros viduriu. Tai kai mes ją padalinsim iš 4, gausis 1, 2, 2, ane? Bus 4 detalės. Jau žymiai geriau uždėti ant audinio. Štai tokie yra matematiniai skaičiavimai. Ir kaip minėjau, jeigu jūs siuvate iš plonesnio audinio, galite viską dauginti dvigubai. Jeigu siuvate iš lino su medvilne, tada galite imti mažesnį va šitą koeficientą. Raukinys bus mažesnis. Tikiuosi, kad šita pamoka jums patiko. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.